Yra būdas paversti jūsų butą, namą ar sodybą į pinigų darimo mašiną, kuri ne tik apsaugotų jūsų nekilnojamo turto nuo geopolitinių neramumų, bet ir sugeneruotų tokį minimalų mėnesinę maisto prekiam ar komunaliniam mokesčiam ir sąskaitom padengti pinigų srautą. Tai šiame video apie tai, ką daro labai savo turtą mylintis ir stipriai rizikuoti nemėgstantis homeowneriai siekiant apsaugoti savo turtą. Nesvarbu, ar dar tik planuojate pirkti savo pirmas investicijas, arba jeigu jau neturite visą investicijų portfelį, šiame video ir nukeliavę į mano asmeninį portfelį paspaudę nuorodos aprašyme arba nuskanavę šį QR kodą pasisemsite gal net ne vienos investavimo idėjos, tai žiūrėkite video iki galo, nepamirškite like, mygtuko ir pradedam. Taip kažkur nuo 2022 gan daug kas gyvena su pasąmonėje tyrančiu nerimu, kuris paaštrėja per radiją ar televiziją išgirdus žodį geopolitinė padėtis, ypač tiems, kas turi fizinio nt Lietuvoje. Aišku, nepaisant to, nt pardavimai toliau eina ir žmonės nors nerimauja, vis vien perka nekilnojamą turtą, tik gaila, kad nesusideda saugiklių. Ar tas nerimas pagristas, tai pažiūrim skaičius. Neseniai atlikta apklausa parodė, kad net 52% Lietuvos įmonių laiko geopolitinę riziką realiu faktoriumi. Tačiau tame pačiame tyrime ši rizika atsidūrė tik 6 vietoje. Kas aplenkia karą, tai mokesčių didinimas, darbuotojų trūkumas ir vartotojų elgsenos kaita. Tai kaip ir bijoma, bet nelabai. Čia aišku įdomiai gaunasi, jojo būtų baisu, jei būtų karas, bet būtų baisiau, jeigu mokesčius pakeltų ir darbuotojai išeitų. Tai įsivaizduokite, kad jūsų butas, namo, sodyba ir panašiai nėra tik vieta, kur gyvenate, bet ir miegantis bankas. Tiesioginio to žodžio prasme. Tai Lietuvoje egzistuoja finansinis produktas, vadinamas paskolos su nekilnojamo turto įkeitimu ir dauguma žmonių paniškai bijo šios idėjos. Juk keis namus, bankas gi juos atims. Net sunku pasakyti, iš kur kyla toks įsitikinimas, tarytum kažkas žino bent vieną atvejį, kai bankai atima gyvenamąjį būstą. Bankai yra palūkanų versle, o ne nekilnojamo turto versle. Jiems kur kas labiau apsimoka gauti stabilias palūkanų įmokas 20 metų iš eilės nei vargti su turto perėmimu, administravimu ir pardavimu. Tai kol mokate įmokas, bankas gali būti jūsų geriausias ir dosniausias draugas. Taigi, kokios sąlygos? Remiantis dabartiniam tendencijom galima tikėtis gauti paskolą iki 70% nuo turto vertės terminų iki 20 metų, o palūkanos bus labai panašios kaip ir būsto paskolos. Tai jos susidarys iš dviejų dalių, tai banko maržos ir Euribor. Būsto paskolų maržos dabar svyruoja apie 1,5%, paskolai su nekilnojamo turto įkeitimu ji bus šiek tiek didesnė, tai apie 2% čia marža ir pridėkime 12 mėnesių Euriboro. Aišku, galima rinktis 3-6 mėnesių ir panašiai, bet mes skaičiuosim su 12 mėnesių Euriboro, kuris šiuo metu yra apie 2,2% ir sudėjus gauname bendrą metinę palūkanų normą 4,2%. Tai įsiminkite šį skaičių 4,2%. Tiek jums kainuos per metus pasiskolinti 70% jūsų turimo turto vertės eurais. O dabar smagioji dalis, ką daryti su šiais pinigais. Realiai tai, kad dabar nupasakosiu finansų pasaulyje, turi terminą, tai arbitražas. Tai skambus žodis, reiškiantis labai paprastą dalyką, pasiskolinti pigiau ir investuoti ten, kur didesnės palūkanos. Aišku, šiame scenarijume tai reiktų daryti su labai mažos rizikos investicijos. O gauti 4-7% galima su labai maža rizika, bet mes iš pradžių pažiūrėsime investicijų, kurios moka gerokai daugiau ir žvalgysimės geopolitiškai stabiliose rinkose, pavyzdžiui, JAV ar vakarų Europoje. Ten veikia specifinės įmonės, vadinamos reitais, Real Estate Investment Trust ir BDC, Business Development Companies. Paprastai tariant, reitai investuoja į nekilnojamo turto sektorių, į nekilnojamo turtą jį valdo, administruoja, o BDC investuoja į vidutinio dydžio verslus ir padeda jiems augti. Daugeliu atveju šios įmonės privalo išmokėti didžiąją dalį savo pelno akcininkams dividendų pavidalu, dividendų formą, tai bent jau 90% pelno turi išmokėti. Jeigu jūs turit akcijų, jūs esat akcininkas. Taip aš gaunu didelę dalį savo gaunamų dividendų, nes turiu skirtingų įmonių akcijų. Dėl to jų dividendinis pajamingumas yra struktūriškai aukštas, nes jos privalo daug išmokėti. Pažvelkime į kelis pavyzdžius. Ant reitai, amerikietiški reitai. AGNC Investment moka apie 14,4% metinių dividendų, Arbol Realty Trust moka apie 11,9%, BDC kompanija RS Capital moka 9,5% ir europietiškas nekilnojamo turto reitas ICADE moka apie 10,9%, tai vidurkis sukasi apie 11%. Jūs skolinatės už 4,2%, investuojate į aktyvus generuojančius 11% grąžą. Skirtumas jums į kišenę. Tai yra arbitražo principas. Bet su dividendais yra vienas niuansas, jie gali svyruoti ir akcijų vertė gali tiek augti, tiek kristi ir gali
tekti palaukti, pakol apsimokės parduoti investicijas. Pavyzdžiui, mano portfelis, dividendinis portfelis ne vieną kartą yra svyravęs, bet netgi kai akcijų vertė pakrenta, man jis vis tiek mokėdavo dividendus. Ok, dabar paskaičiuosime pavyzdį su minėtom akcijom, o po to parodysiu obligacijas, kurios turi fiksuotą pajamingumą ir aiškę konkrečią obligacijos išpirkimo kainą ir moka ženkliai daugiau nei 4,2 procentus. Tai viena paprasčiausių sistemų rasti ir įsigyti. Tokių obligacijų turi Freedom 24, kiek vėliau parodysiu, kaip galite pažiūrėti savarankiškai, nes net ir šiaip vietoj indėlio aukšto kredito reitingą turinti obligacija yra daug geriau pinigams laikyti. Grįžtam prie akcijų ir skaičiuojam, tarkim, turite butą didmiestyje, kurio vertė yra 150 000 eurų. Jūs nusprendžiate jį įkeisti ir paimti 70% vertės paskolą, tai yra 105 000 eurų paskolą. Metinės palūkanos, kaip kalbėjom, yra 4,2 procentai šiam visam scenariuje ir toliau taip galima daryti detalesnius skaičiavimus, bet nežiūrėsim tik palūkanas, kurias aptariam, 4,2 procentai bankui ir investicijų grąžą. Scenarijus A. Dividendinės akcijos. Tai visus 105 000 investuojate į diversifikuotą JAF, Europos REIT ir BDC akcijų portfelį, kurio vidutinis metinis dividendinis pajamingumas yra 11 procentų. Jūsų metinės išlaidos paskolos palūkanoms yra 4410 eurų. Jūsų metinės pajamos iš dividendų prieš mokesčius yra 11 550, po to, kai sumokėsite GPM, jisai bus 1730 eurai 50 centų, jūsų ir dar sumokėsit bankui, tai jūsų grinasis pelnas į kišenę per metus bus 5407 eurai ir 50 centų. Tai yra 450 eurų 63 centai per mėnesį tiesiog jūsų kišenė už tai, kad leidote savo turtui dirbti. Scenarijus B. Konservatyvesnis kelias - obligacijos, nes galbūt jums atrodo per rizikinga pirkti akcijos, kurios labai stipriai gali, pavyzdžiui, svyruoti vertėjai jūsų vaizduoti. Gerai, paimkime investicinio reitingo įmonių ar valstybių obligacijas, kurios šiuo metu siūlo 6 procentų metinį pajamingumą. Vėliau pažiūrėsime ir obligacijų pavyzdžių. Jūsų metinės išlaidos skolos palūkanoms išlieka tos pačios 4410 eurų, jūsų metinės pajamos iš obligacijų prieš mokesčius yra 6300 eurų. Jūsų grynas pelnas per metus, tai 6300 atminusuojam 945 eurus, ką reikia sumokėti GPM nuo pelno, ir palūkanas 4410 eurų jums lieka per metus 945 eurai, tai čia yra 78 eurai ir 75 centai per mėnesį. Mažiau, bet ir rizika daug mažesnė. Be to, jeigu palūkanų normos kris, jūsų turimų obligacijų kaina kils. Kaip tai vyksta? Pavyzdžiui, šiuo metu tarpbankinės skolinimo normos yra 5 procentai, tai išleidžiamos obligacijos moka kažką apie 5 procentus, tikėtina šiek tiek daugiau. Tuomet Euriboras tarpbankinės skolinimo normos, mažėja, sakykime, iki 3 procentų, naujos išleidžiamos obligacijos mokės apie 3 procentus palūkanų, bet senos obligacijos, kurios buvo išleistos kaip tarpbankinė skolinimo norma buvo 5 procentai, jos niekur nedingo, jos ir toliau mokės 5 procentus, dėl to rinkoje jų vertė didėja. Tai dvigubas laimėjimas. O kas vyksta šiuo metu JAF ir Europoje? Tai palūkanos yra mažinimas, tai šiuo metu obligacijų įsigijimas gali būti tikrai geras laikas tiek santaupom laikyti, apie tai sudaręs atskirą video lyginės obligacijas su indėliais, tai čia dėsiu nuorodo kortelė. Ir tiems, kas dar nėra susidūrę, jeigu prireiktų pinigų, akcijas ir obligacijas galima parduoti kiekvieną darbo dieną oficiniam darbo valandom ir nebūtina pardavinėti absoliučiai visko, galima parduoti tik tais dalį. Pažiūrėjom akcijų pavyzdžius, dabar žiūrim obligacijų pavyzdžius ir gal aš šiek tiek ir subjektyviai, nes jau daug metų naudojasi, bet nemanau, kad rasite patogesnį terminalą panalizuoti ir išsirinkti ir įsigyti obligacijom, negu turi Freedom 24, per čia ir pažiūrėsime obligacijų pavyzdžių. Taip, tai pagrindiniam puslapyje, kur yra investavimo idėjos, spaudžiame obligacijos, aš visada pasirenku iš karto, kad man rodytų visas ir turime tokį didelį sąrašą ir ką mes galim su juo padaryti, tai išfiltruokim pagal valiutą ir žiūrim kol kas eurų. Ir atmatom pirmoji vietoj Rumunijos obligacija 6,625 procento metinių palūkanų. Taip, skolinama yra eurais, pirkimas, pardavimas, matom, yra 106 ir 107, beveik 108. Ką tai reiškia? Tai yra procentinė nominalios vertės
išraišką, tiesiog kiek kainuoja obligacija. Sakykime taip, yra išleidžiama obligacija, kurios kaina yra 1000. Vat, pavyzdžiui, šita obligacija buvo išleista, kai tarpbankinė skolinimo norma buvo didesnė, kaip prieš tai minėjau pavyzdį, dėl to jos pajamingumas didesnis, dabar tarpbankinės skolinimo normos mažesnės, tai ir naujos obligacijos moka mažiau, dėl to ši obligacija yra pakilus vertėje, tai ją mes, pavyzdžiui, jeigu norėtume nusipirkti už 1000, jeigu jos nominali vertė būtų 1000 originali, tai mes ją pirktume už 1078 eurus. Tai kupono norma, kaip sakiau, kupono norma tai reiškia, kiek yra mokama palūkanų, tai 6,625%, bet kadangi mes dabar perkam ją brangiau, jeigu laikom ją iki termino galo ir atgaunam 1000 už obligaciją, kokia yra jos vertė, mokėjom 1078, tai mūsų pajamingumas bus šiek tiek mažesnis, bus 6,18%. Vėlgi, nebent mes nelauksim pabaigos ir tą obligaciją parduosim, sakykim, už tokią pat kainą, jeigu parduosim dar netgi brangiau, tai bus daugiau negu 6,625%. Ir pažiūrėkim kokį nors dar variantą, pavyzdžiui, ne eurais. Filtruokim pagal palūkanas ir kas čia tokio galimai žinomesnio. Va, turim Ford Motors, manau visi žino, kas yra Ford, tai čia yra įmonės obligacija, yra doleriais ir šiuo metu taip reiktų mokėti ne 1000, o 1057,20 centų, moka 7,45%, jeigu lauksim termino galo, kuris yra 31 metų Liepos 16 dieną, tada jeigu išpirs obligacijas, neparduosim, jeigu jų iki tol, tai mūsų pajamingumas bus 7,07%, taipogi min lotas, kur yra šitas toksai stulpelis, tai nurodo, kiek minimaliai mes obligacijų galim pirkti. Tai vat, pavyzdžiui, gali būti, kad minimaliai viena obligacija, su Fordu reikia pirkti minimaliai 2 obligacijas, yra ir tokių, kur, pavyzdžiui, reikia pirkti minimum 10. Tai tiek greitai ir paviršutiniškai apie obligacijas esu daręs šiek tiek detalesnį video apie tai rasite kanale. Jeigu dar neturite Freedom 24 paskyros, galite gauti iki 20 akcijų dovanų susikūrus paskyrą ir aišku pradėjus investuoti. Ši akcija turi galiojimą terminą, tai šios akcijos kodus ir terminus rasite video aprašyme. Brokeris yra licenzijuotas, jūsų interesus gina valstybinės instancijos, turtas priklauso jums ir turtas iki 20 000 eurų paskyroje yra draustas investuotojų kompensavimo fondo. Tam atveju, jeigu dar nesate pirkę obligacijų ir akcijų, štai kaip atrodo šis procesas. Tai vat, sakykim, imkim tą pačią Ford obligaciją, kurią žiūrėjom ką tik, spaudžiam ant jos, mus iš karto nukreipia į prekybos terminalą ir dešiniai pusiai nurodom, kiek norim pirkti obligacijų. Sakykim, aš 2 ir noriu pirkti, tai nieko nekeičiu ir kadangi dabar kainuoja brangiau, tai man ir parodo, kiek viso bus suinvestuota pinigų. Spaudžiu pateikti nurodymą, patvirtinu pirkimą ir viskas. Tai taip perkamos obligacijos. Akcijų pirkimas vyksta beveik taip pat, tiesiog reikėjo kitą akciją pasirinkti arba įvesti jos pavadinimą ir tai pademonstruosiu per mobilią programėlę. Man taip yra patogiau, aš taip labiau pratęs. Tai atidarom Freedom 24 brokerio programėlę ir, sakykime, pirksim AGNC, šitos kompanijos akcijos aš ir taip turiu portfelėje. Tai spaudžiam paieškojus suvedus pavadinimą išmestą poziciją ir matom paskutinę žinomą akcijos kaina yra $9,89 ir sakau paskutinę žinomą, nes kai filmuoju iš video yra savaitgalis, tai akcijų birža nedirba, jinai dirbo oficiniam darbo valandom. Tai spaudžiu prekybą, nurodau, kad noriu supirkti akcijas už paskutinę žinomą kainą 9,89, nurodau kiek vienetų noriu pirkti, tai vieno vieneto tikslumu, tai pavyzdžiui aš noriu pirkti 50 akcijų, įvedu, spaudžiu atliktą, spaudžiu pateikti pirkimo nurodymą ir man parodo, kad 50 vienetų pagal 9,89, tai bus investuoti $494,50. Braukiu slaiderį į viršų, taip patvirtinamas užsakymas. Ir laukiu, kol atsidarys darbo birža ir kol jis bus įvykdytas. Na, o palūkanos ir dividendai tiesiog ateina į sąskaitą ir galima jas persivesti į savo banko sąskaitą arba galima jas reinvestuoti perkant kitus aktyvus mokančius pasyvias pajamas ir panašiai. Bet šios temos kontekste, sakykime, jos bus pervedamos atgal į savo banko sąskaitą padengti paskolos palūkanoms. Tai registracijos nuorodą rasite aprašyme ir čia kortelė video gidą, kaip užsiregistruoti ir pasitvirtinti savo tapatybę, nes kitaip, jei nepasitvirtinti savo tapatybės, valstybinės instancijos gali galvoti, kad čia ateinate pinigų plauti ar teroristų finansuoti, tai tapatybės patvirtinimas ir kelių klausimų atsakymas yra pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija. Bendrai su gidu užtruksite iki
10 minučių. Dabar apie viso šio planą apsaugoti savo nekilnojamo turto vertę, jį užstatant ir iš tų pinigų gaunant daugiau palūkanų, nei mokate bankui. Rizikas. Pirma, tai palūkanų normų rizika. Jūsų paskolos palūkanos yra kintomas. Jeigu Euriboras pakils, jūsų įmokos didės ir arbitražo pelningumas sumažės, bet net jeigu sumažės iki nulio, jūs prarandate tik pelną ant viršaus, turtas lieka apsaugotas. Antra rizika tai akcijų kainos svyruoja. Jūsų 105 000 eurų portfelis atėjus meškų rinkai ir ar krizei gali laikinai, pavyzdžiui, tapti 80 000 eurų vertės. Tai neapsimokės tuo metu pardavinėti akcijų, pakol jų kaina neatsistatys. Labai tikėtina, kad kita krizė nebus susijusi su nekilnojamu turtu kaip 2008 metais, tai jeigu investuosime, pavyzdžiui, REIT, taip naivu būtų tikėtis, kad neturėtų investicijos kristi taip drastiškai nuo 105 iki 80 000. Trečia rizika yra gan svarbi, bet ne visais atvejais aktuali. Jeigu investuosite ne į europinius reitus, ne europinės kompanijas, ar pirksite obligacijos nominuotas ne eurais, o doleriais, tuomet atsiranda valiutos kurso rizika. Tokiu atveju gaunasi, jūs skolinatės eurais, bet investuojate ir dividendus gaunate doleriais, tai palūkanas ir dividendus gaunate doleriais. Jeigu euras dolerio atžvilgiu stiprės, jūsų dividendai konvertavus į eurus bus verti mažiau. Tai reikėtų visada įsivertinti dolerio naudą ir riziką, tai doleriai standartiškai gaunamos didesnės palūkanos nei eurais, bet atsiranda rizika, kad tuo metu, kai prireiks pinigų, jų vertė gali būti sumažėjusi. Ir grįžtant prie pagrindinės minties, tai geopolitinis nerimas, ką ši strategija duoda šiuo atžvilgiu. Tai įsivaizduokite patį blogiausią scenarijų, visišką katastrofą, kurios metu jūsų nekilnojamas turtas praranda visą savo vertę. Kas jums lieka? 105 000 eurų vertės portfelis, likvidžių, aktyvų, mokančių pasyvias pajamas ir esančių kitoje pasaulio pusėje, toli nuo neramumų epicentro. Taip iškeičiamos nejudančios sienos į finansinį mobilumą. Klausimus rašykite komentaruose, susikurkite Freedom24 paskyrą, jeigu dar jos neturite, ir gaukite iki 10 akcijų dovanų, akcijos terminai ir kodai aprašyme. Su šiuo gidu užsiregistruosite per 10 minučių. Sėkmingų investavimo, taupimo ir pasimatom kitame video.